Labuką. Ką tik įsigijau bilietuką, kainavo man 20 eurų, o kuprinę reikėjo palikti taip pat ten. Ir su to pačiu bilietu galėsiu įeiti, pažiūrėti į gražiąją katedrą. Laukti nieko nereikės, 9:45 įeisiu į vidų, tik tai reikės užlipti viršų, taigi iki greito viršų. Lipam po biškį viršų, 257 laipteliai, bokšto apačia nuo viršaus skiriasi 4 metrų pasvirimas ir bandom kopti viršų, keistas jausmas blemba, kaip lipčiau kreivai biškį gal net negera, 257 ir būtinai reikia visur kažkur užsikopti. Nors aukščio bijau bilia kaip, bet visada užsiraukščiu ten, kur aukštai. Yra iš viso 7 aukštai. Pirmas spėjau praėjau. Toliau. O, čia slidus jie. Nugludinti. Primeta tave dabar į virstą. Aukštas 2. Aukštas 3. Gerai. Toliau. Keturi. Penki. Buongiorno. Buongiorno. Pažiūrėkit, koks gražus. Vaizdai nerealūs, iš tikrųjų žiauriai faina. Liko dar vienas aukštas 7. Varpą pažiūrėti. Kai pirmą kartą mokyklai pamačiau vadovėlį Pizos bokštą, tikrai nebūčiau patikėjęs, kad kada nors gyvenime stovėsiu ant bokšto viršaus. Vaizdas tai neišpasakytas, tikrai verta lipti. Man kaip žmogui bijančiam aukščio biškį nelabai jauku, bet žiauriai faina. Atperka tą visą baimę, tą vaizdą, kurį gauni. Labai gražu, labai. Varpus, kur matėt anksčiau, tai jie vis dar naudojami ir skambina ryte į mišias katedrą. O ir stadionas matosi, Pizos komandos. Viskas apačioj, nulipti buvo net sunkiau nei užlipti, nes laiptai duobėti, ištrinti žmonių. Ir jie labai slidus. Tai ką, Pizos bokštas įveiktas. Labukai iš botanikos parko. Netoli Pizos Towerio. Keletą minučių pasivaikščiojant.
Bilietas labai pigus, 4 eurai, nedaug. Einam ieškoti. Ką pažiūrėti. Užėjau tą šiltnamį, nes buvo parašyta Banana Greenhouse. Bananų nėra, einam toliau ieškoti. Pasivaikščiau Arno upės šlaitais ir judam toliau. Apie 20 gal biškį daugiau minučių nuo Pizos autobusų. Ir va, pažiūrėkite, kokiam grožį randuos. Marina de Piza ar Piza de Marina. Kažkaip tai. Vienu žodžiu. Autobusų labai nebrangu keliauti. Tarp kitko tik tais kainavo 4 eurai. 2 bilietai pirmyn ir atgal. Ir viskas ir vietoje. Nereikia nei taksų, nei mašinų, nieko. Žiauriai faina. Akmenukai balti. Miela malonu. Laukiu autiko, bet blemba, čia tokia stotelė nelabai. Stotelė panaši, bet tikiuosi atvažiuos greit. Jeigu neatvažiuos, tai suras. Lietus nelyja, šilta. Kas per bėdos, ane? Ar žinojai, kad Galilėjo Galilėjus buvo tikras pizietis, kilęs iš Pizus? Tai paprasčiausiai yra kažkas aukščiau nei aš. Gelato. Nu negaliu, kokie jie skanus. Turbūt paskutinis lankytinas objektas – aikštė Kavalierių. In Africa, Kenya, 200 years. Yes. Same thing, please, per family. No, question for you. No, for free. No racism. Was a very nice good in Elephant. But I don't have any money. No, please for you. No, for free. Wrong. Okay. Same thing, please, per my family. What? Yes, same thing, please, per my family. You have two baby. But I No, guarda bene. No, same thing, please, per my family. I have two baby. No, I don't want any. We have good luck and thank you. Well, lucky, thank you. Really, thank you. But I don't want any. Sunday. Be careful. Aye. Jesus Christ. Thank you. Bet aš taip ir galvojau, kad kažkas bus, nes jau su jais tai viskas aišku yra. Good luck for you, good luck for mama, how many babies.
free iki tam tikro momento, po to, come on, give me money, piniginė, tik mano graiba, čia tik rodo, tik su pirščiukais trauk lauk pinigus. Ačiū, kai paskiuką nebereik, tai vos rankas nenuplėšis tą apyrankį, o sakė, free, good luck for your mama. Čia tai geras, tikiuosi, tas video yra, nusifilmavo, pamatysit patys. Ir čia atėjau pasėdėti prie Pizos bokšto, atsipalaiduoti ar padaryti video, porą filmukų, pasirašinėti, paskutinis vakaras pažiūrėti žmonės, kaip čilinai pozuoja juokingai prie Pizos bokšto iš visų pusių. Faina, relaksas toks ir va čia toks nuotykis. Pareinu namo, paskutinį vakarą, tuščia, nieko nėra. Na, aišku, gal bus taip pat kaip vakar, kad nieko nebuvo, bet po to prigužėjo visas lovas užimtas. Nežinau, rodžiau, nerodžiau. Yra keturiese, čia tipo miegė ir va, dušas su tualetu vietoj, tipo ale privatus, bet jeigu užimta, dar vienas yra ten. Tai va tiek, bėgu praustis. Nu, negalėjau susivaldyti. Praeinant, kaip nenusipirkti dželato. Vyšnių ir braškiniai. Apie vakarą vienas nebuvau, prigužėjo daug žmonių. Pilna chata vėl. Faina. Portugalija, Vancouveris ir Prancūzija. Teisingiau, Brazilas gyvenantis Prancūzijoje. Tai žiauriai faina, daug skirtingų žmonių. Čia tokie pliusai hostelio. Tai va tiek, suvalgom dželato. Ir judam toliau link stoties. Pavalgiau fantastiškus pietus, kavos nebespėjau išgerti vietoj, pasiėmiau su savimi. Ir viskas, pasiėmiau pisą moverį, 5 euriukai ir tiesiai į oro uostą. Čia oro uostas pačiam miesto centre, tai toli važiuoti nereikės. Tai tiek, mėlyjei, susitiks oro uostai. Ką, dar porą minučių ant saulutės pačilint. Ir viskas, į oro uostą, į vidų, ieškoti savo platformos. Ne platformos, vartų, geitsai, traukiniai baigęs, lėktuvai prasidės. Tai va, vienos duris užsidaro, kitos susidaro. Jei patiko mano kelionės filmukas, paspausk subscribe-iuką, laikiuką ir parašyk komentariuką. Ir iki sekančio karto.